Na kągi, sakysi, šiandien aš jums parodysiu, kaip galima nulaužti pasvordą. Tai mums reikės CMD failiuko. Ir dabar įrašome net user ir jo name. Savo, jeigu, pavyzdžiui, jūs tėtis save pasinaudot, pavyzdžiui, elektroniniu daliniu, kad padaryt pamokas, o jis yra administratorius, tai gali tai pasidaryti ir bus nulaužtas pasvordas. Tai dabar net user ir, pavyzdžiui, savo name. Tai taip, ir matote, kad errorai išmeta 5 errorai. Tai dabar parodysiu, kaip galima iš tikrųjų nulaužti pasvordą. Tai dabar spaudžiam CMD, mūsų kitų pilies klavišų, spaudžiam RU, aš administratorių, leidimas su administratoriu, pagalba ir dabar rašome net user didžiosios raidės. Mano tai neimas yra iš didžiosios raidės, tai net user ir žinutė. Enter ir va matote, pavyko viskas, čiki-piki, viskas, jūs esate be pasvordo. Jūsų tėtis arba mama esate be pasvordo. Tai jeigu patinka, laikinkite, prenumeruokite ir spauskite like.